Kuo sunkiau, tuo įdomiau. Taip apie būsimą šeštadienio kovą su čempionais Vilniaus Žalgiriu kalbėjo ekranų vyriausiasis treneris Valdas Dambrauskas. Rugpjūčio 16 dieną šeštadienį 18 val. Panevėžyje ekraniečių laukia sudėtingas mūšis su žaliai baltais. Du kartus jau žaidėm šiais metais su jais ir žinom, kas tai būna per rungtynės ir ko galima tikėtis. Tai kad lengva tikrai nebus, ypatingai mūsų komandos problemos ilgai niekaip nesibaigia ir tie 8-9 žaidėjų išėjimas vidury sezono, tai vėl atskiras grandis, visą sudėtį praktiškai reikia vėl peržiūrėti, sužaidinėti iš naujo, tai tikrai, kuris tikrai užima laiko. Trečią ratą pradėjom gan neblogai, nes po 4 rungtynių 3 pergalės ir 1 pralaimėjimas, tai vadinasi kažkaip sukamės, kažkaip einam į priekį. I have played some games against them and they have great players, we must respect them, but not fear. Žalgiris stipri komanda turinti puikius žaidėjus. Turime juos gerbti, bet nebijoti. Mačas prasidės esant lygiam rezultatui 0-0, tada abi ekipos turės šansų siekti savo palankaus rezultato. Ruošiamės įdomioms rungtynėms. We are all Ekranas players, there is no foreigners and there is no Lithuanian players, we are all together and that's all. Ekrane sutikau jaukią darbingą atmosferą. Ekipoje nėra susiskaldimo, užsieniečiai ir lietuviai esame vieningi ir siekime kartu bendro tikslo. Komandoje nežaidžia individualybės, esame darnus kolektyvas. Tai mūsų vienas privalumų. Just together. Šeštadienį tai jokių abejonių, kad Žalgiris bus vienareikšmiškai favoritai. Taip mūsų trumpas tas suolelis ir ta komanda tokia jau labai subirėjusi, o dar tų žaidėjai praleidžia dėl geltonų kortelių. Vėlgi, kaip sakoma, ten, kur uždaromos durys, atsidaro langas, gaus kažkas vėl pasireikšti. Praeitas rungtynės 3 žaidėjai debiutavo komandai, tai žiūrėsim, galbūt porą debiutuos vėl šiose rungtynėse, tai taip, kad šį sezoną ekranui kuo sunkiau, tuo įdomiau. Įsibėgėjęs trečiajam ratui ekrano sąskaitoje po 22 rungtynių yra 31 taškas, o šeštadienio ekraniečių oponentas akivaizdus A lygos lyderis.